Įsibėgėjant vasarai ir birželio mėnesių vis daugiau jaunų žmonių renkasi, kur studijuoti ir ką toliau daryti savo akademinėme gyvenime. Jaunas žmogus rinkdamasis universitetą ir paklausęs, kodėl jis įstoja į vienokią ir kitokią specialybę, labai dažnai atsako ir toks standartinis atsakymas būna tai, kad jisai trokšta daugiau žinių. Tačiau mes LC tarptautiniame universitete akcentuojam ne tik tai žinias. Mes daug didesnį dėmesį skiriame įsilavinimui ir kritiniam mąstymui. Matote, netgi mūsų planetoje Žemėje galima įvarasti įvairių medžiagų, tokių, tarkim, kaip auksas, sidabras, galima rasti to paties įvairiausio metalo, vario, nesvarbu. Bet tik tai įsilavinęs žmogus žino, kad tas medžiagas galima pritaikyti ir sukurti kažką tai įspūdingo, kažką tai įdomaus, kažką tai, kas galėtų būti naudojama kasdieniam gyvenime, kad ir kaip mūsų paprastas kasdienis telefonas. Įsilavinęs žmogus, jisai masto. Kritinio mąstymo pagrindas yra nežinoti atsakymą į vienokį ar kitokį klausimą, bet priversti save galvoti, o kodėl yra taip, o ne kitaip. Ką galima būtų dėl to padaryti, ką galima pakeisti, o galbūt mums yra žinoma ne visa informacija. Mes LC tarptautiniame universitete stengiamės studentus priversti klausti klausimą, kodėl. Įsilavinimas tai nėra žinios. Įsilavinimas yra kur kas daugiau. Įsilavinimas yra žinojimas, ką daryti su tomis žiniomis. Mes kviečiame jūs mąstyti, kviečiame jūs galvoti, kviečiame jūs nesustoti, kviečiame jūs tapti išsilavinusiais žmonėmis.